Sveiki, bičiuliai. Sveiki, bičiuliai. Dabar bus YouTube krikštas. Naujas savaitgalis. Susibėgom vėl į gamtą, radę laisvo laiko. Šiandien nieko nemarinuosim, nekepsim. Bet kaip bičiulis sakė, bus YouTube krikštas. Ir pasižiūrėsim, ar tikrai mums tai bus, kaip būna kitiem. Ragausim surströmingą. Tai kitaip tariant, raugintą arba lietuvių mėgstamai pavadintą pūdytą silkę. Nesusprogdinčiau. Turim įsigiję surströmingo filė. Ir ką, bandysim atidarinėti. Neapsivemt. Ir paragaut. Taip. Paragausim su juoda duonyte, sviestuku, svoguniuku ir šviežiai keptom bulvytėm. Ką, aš einu piltis vandens, o bičiulis mane filmuos, kaip aš atidarinėsiu, tikiuosi išlikti gyvas. Ir aš. Va, jau esam pasiruošę kibirą, bet ne taip, kaip jaunimas naudoja kibirą su bambaliu. Pasiruošim pirmiausia vandens pilną kibirą. Pūdytai silkį mes naudosim šitą kibirą atidaryti. Būtume kur nors prie upės, panaudotume upės vandenį. O bus galima su šito vandeniu po to ranksnus plauti? Taip, galėsi, bičiuli. Nu ir ką? Nu dabar reikia arčiau čia jau. Tai tu iškart gal panardink ir tada? Užsitaisau, kišu po vandeniu ir atidarinėju. Išėjo pirmas garas. Vanduo pradėjo keisti spalvą. Papilkėja. Gaila, neatsinešiau šakutės. Dar kvapą nėra. Pasižiūrėsim, ar žiaukčiasim taip, kaip kiti žiaukčioja. Tu visą skardinę atidarysi? Atidarysiu. Nebedaug liko. Nebedaug liko. Gal palieku truputėlį, pamirklėkiu šakutę, paimsiu. Mūsų padaugėja. O toks vandeniuks. Kvapą dar nėra. Tikrai mūsų apie kibirą nemažai. Žiūrim, ką turim. Dar truputėlį įkabinsiu. Dar kalsi? Yes. Nu, kvapas tai tikrai nėra toks, kad būtų ten kaip kiti žiaukčiai. Jaučiasi, bet... Tadam! Duok man kamerą į rankas. Bet vandenį laikai. Viskas gerai, aš pafilmuosiu. Nieka. Dar. Nėra, kad vemtum. Bet ir kvapas kažkoks, bet nevimdantis. Yra, tikrai kvapas yra, bet... Gal kaip vieni youtuberiai mūsų kolegos, vienas iš kolegų... Bet musyčia prie tave, tu neįsivaizduoji. Gali pakelt. Vienas iš kolegų sakė, svarbiausia gal nusiteikimas, reikia nusiteikti. Keliaujam prie stalo, ruošiamės ir keliaujam prie stalo. Tu esi žudikas, smirda. Smirda? Lengvai smirda. Labai gerai, ne, taip ir norėjau. Lengvai smirda. Ne, tikėjausi, tai iš tikrųjų daug blogiau. Kaip čia visi parodo, kaip čia žiaukčiai. Turbūt gal ne vandenį atidarinėja, o sviestukas gražiai ištirpęs. Nes karšta. Net čia va, užsiuodžia. Užsiuodžia. Arba čia nuo tavęs? Rankos skaniai kvepia.
Per daug biškį sviesto. Gerai. Papjaus tik svogūnėlį dabar. Papjaučiau. Reikia Tai gal dar po porą atpjauk. šitų žiedų. Jo, porą žiedelių. Uždėsim. Jo, švieži žiedeliai. Gerai. Nu ką, bičiuliai, ar galima nešti jums filė? Bandyk. Mūsų filė poilsiauja. Lekiam. Duok, gal man pafilmuoti. Tik uždėsiu. Pirštais čipinėjęs ir Pirštais. vairuos paskiau. Kvapas belė koks. Belė koks. Eina namas. Eiktų. Nu, bičiuli, dėk svogūnus. Druskink, pipirink. Pripipirink. Aš tau paruošiu bulvytę. Sau bulvytę. Šveido matas, kad nenoriu aš to daryti. Statau kamerą. Lenkiu kamerą žemyn. Mūsų belė kiek. Lenkiu kamerą žemyn ir atbėgu to ragauti. Pradžiai pjaunam pusiau. Nu. Čia reikia man daugiau cibulę jaučiu. Dėk. Mūsė, sakau, lesa čia taip normaliai. Gerai, pjaunu bulvytę tai skaniai kvepia. Nu ką, žudome skanus visiems. Pabėga mano. Nes neperpjauta. Eiktų. Pasakiškai. Rankam ragas jau. Pasakiškai. Labai skanu. Aišku, jaučiu burnoj. Šūdas skonis. Bet skonis tai labai pasakiškas. Neklausykit tų visų kitų blogerių, kurie sako, kad labai blogai. Yra blogai, bet tai blogai nėra, kaip jie pasakoja. Žinok, tavo pasaka, aš kitokias pasakas. Ai, tavęs net nesimato, bičiuli. O. Gerai. Kaip bebūtų, antras muštinėlis su svogūniuko. Nežinau, Tomai, kas vakare bus, bet dabar skanu. Nėra skanu. Va mūsų Ne veltui daug ir mūsų prisistatė. Ne. Ne? Ne. Nekartotum? Už jokius pinigus gyvenime. Nu ką, bičiuli, pasiragavom, suvalgėm, daugiau nekartosim. Ne. Tai toks Pasikrikštėjom. trumpas, labai mūsės puola, toks trumpas mūsų šį kartą epizodas. Ačiū, iki kito karto. Susimatysim kitose epizoduose.